Ką tu nori pasakyti? Kad merginoms viskas lengviau negu mums. Ir kas čia mums jau taip lengviau? Jis visuomet pirmas praleidžia pro duris, dar nekalbant apie tai, kad per pirmą deitą beveik visada už jų sumoka, o dar tas drabužių pasirinkimas ir visa kita. Gal tik taip atrodo, šiaip vien makiažas kiek laiko užtrunka. O apie vaikinus yra posakis, atsibūdo, nusiprausi ir jau gražus. O kur dar mėnesinės? O jūs vaikinai, ką turit? A? Tai tik detalės, kaip ir sakiau, mergina norėčiau būti labiau nei vaikinu. Žiūrėk, žvaigždė nukrito. Ir dar viena, ir dar viena, ir dar viena. Ir dar viena. Svajoti reikia atsargiai, nes kartais svajonės gali išsipildyti. Žvaigždės nieko nelemia, panašiai kaip zodiakai. Kaip tik žvaigždės viską lemia, tai vadinama likimu. Tikrai ne, tai rodyta mokslo. Mes patys esam savo likimo kalviai. Įsitikinsi ir turėsi tai pripažinti. Prisišnekėjau. Bet gal į gerą? Koks užpakaliukas. Sveiki, ar su Marija kalbu? Tikriausiai. Lauksime šiandien jūsų aktorių atrankoje kultūros centre. Nieko per daug daryti nereikės, tik atsakyti kelis klausimus. Nepatikėsi, kas man ką tik atsitiko. Nugriuvau ant žemės ir bats pavirtau mergina. Tuoj atvykstu. Pažiūrėk, kaip tu atrodai. Šitie drabužiai kaip maišas ant tavęs. Kai kitokių gi neturiu. Turiu kelis nenešiojamus rūbus, pažiūrėkim, gal jie tau tiks. O kokia tu vardu? Marija tikriausiai. Neturiu draugės vardu Marija, būsi pirma. Oho, kaip nuvieta. O dabar bus makiažo pamoka. Tai dar ilgai? Čia ne taip paprasta, kantrybės. Kiek dar? Na dar truputį, o paskui vakare reikės viską nuvalyti. Rimtai? Taip, negi įsimiegot su makiažu, viską ištepliosi. Koks košmaras. Merginam pirmenybė. Turbūt. Ačiū. Mes čia kuriam meną. Ar jūs kūrėt meną, ar menas kūrė jūs? Tai aišku, kad aš menui kažkaip priklausau. Menas subjektyvus dalykas. Kartais žmonės kūrė jį, kartais jis atspindi žmonės. Puiku iš priekio. Dabar iš šono. Ar gerai? Tai buvo labai gerai. Tu turi aktorinės patirties. Turbūt nelabai. Klausyk, Saulyte. O iki kiek nusirengtum dėl filmo? Nesupratau klausimą. Žiūrėk, Olga. Jei filme reiktų nusirengti nuogai, ar nusirengtum? Šiaip tai tiktum, bet tai ne, tai ne. Klausyk, Katinėlė. Jeigu persigausi, paskambink. Ledas nepanok, brio, kaip aš išpiščiau. Ramiau, išgers ar kas? Tu kas tu man girdi? Žmogiški poreikiai yra žmogiški poreikiai ir mes visi jų turime.
Kad čia nupiši. Čia menas? Nežinau, pats pasakyk. Va čia yra menas. Eik. Aš rimtai. Menas yra realizmas, o ne kažkokios interpretacijos. Klausau. Laukiu tavęs prie fontano. Greit ateik. Lemba, jau valanda praėjo, kai laukiu. Galėjai bent pranešti. Nu, atsiprašau. Kas man iš tavo atsiprašymo? Visą valandą gyvenimo praradau. Tu baigsi psichuoti vieną kartą. Kas tau psichuoja? Na, kaip pirmą dieną būnant merginą? Kaip man tap vaikinu atgal? Jau atsibodo. Aš čia nieko negaliu padaryti. Turi vėl prašyti žvaigždžių, nes tik jos turi tokią galę. Bet kad tu pas mus žvaigždėm netiki, Pripažįstu, buvau neteisus. neteisi. Dabar tu mergina. Va, sekantis žvaigždžių lietus bus po 2 mėnesių. Aš negaliu tiek laukti. Išprotėjęs.